filosofinę lietuvių kalbą. Ją pradėjo kurti ir Stasys Šalkauskis, ir Antanas Maceinos, ir Juozas Girnius. Tikrai buvo mąstytojų iki Arvydo Šliogerio, bet tas nepaprastas Arvydo jautrumas žodžiui ir tam žodžio juslumui, jusliniam žodžio aspektams ir konceptualiesiam žodžio aspektams, tas jautimas ir viso vakarų filosofijos sąvokų komplekso, visos sąvokų sistemos, gebėjimas pasiūlyti lietuviškus atitikmenis graikiškoms, vokiškoms sąvokoms, kurti lietuviškus filosofinius naujažodžius, tikrai buvo įspūdingas. Jis fenomenalus žodžio virtuozas, sakyčiau, filosofas, poetas tuo pat metu. Filosofas ir poetas, arba filosofas, poetas brūkšneliai tarp tų parašant. Panašiai kaip pirmieji graikų mąstytojai, kurie save ir laikė poetais, tokie kaip Ksenofanas, pavyzdžiui. Tai jau vien jo kaip filosofinės lietuvių kalbos kūrėjo reikšmė yra jį pastatanti į tokią vietą mūsų kultūroje, kaip pavyzdžiui Giotės arba Šilerio vieta vokiečių kultūroje, kalbant apie literatūrinės, tos aukštosios vokiečių kalbos reikšmę vokiečiams. Tai kultūra ir kalba, kuri neturi savo aukštojo registro. Tikrai yra skurdi tauta ir lietuvių kalba, turėdama tokį turtingą filosofinį žodyną, jau yra iš tiesų didžioji kalba ne teritorijos požiūriu, ne gyventojų skaičiaus požiūriu, bet gebėjimo mąstyti, gebėjimo kurti aukštąją kultūrą požiūriu. Tai mes galime įsivaizduoti kalbą kaip medį, kuris auga iš šaknų ir iš tiesų paties Arvydo Šliogerio mąstymas auga, būdamas įsišaknėjęs dirvoje, siurbia maistingąsias medžiagas iš patirties, iš tos žemės, bet auga galingų kamienų ir suformuoja tą medžio lają, tą viršūnę, kuri jau išreiškia tuos aukščiausius žmogaus būties registrus. Ir tos kasdienės galbūt juslinės patirties registrus, bet ir mąstymo patirties registrus. Ir Arvydas